Aplodismentai skirti jai, nes ji Miss modelis, pasaulis Miss modelis, geriausias talentas jubiliejinėme 25-ąjame 2013 metų konkurse. Miss modelis International 4 vieta 2013 metais Kinijoje vykusiame konkurse garsino Lietuvą ir juolab Panevėžį. Jeigu kalbant apie Irminą, tai studijos narė nuo 3 metukų, dabar jai 17. Daug laimėjimų tiek Lietuvoje, tiek ir Latvijoje. Ir štai dabar jau pasaulyje. Tikriausiai niekas nepaneigs, kad pačios gražiausios merginos Aukštaitijoje ir ypač Panevėžyje, taip? Vyrai nusišypsojo, žmonos pasižiūrėjo. Aplodismentai Irminai ir Irmina, noriu tave arčiau žmonių pamatyti. Čia tu tokia aukšta, ar čia man reikia batelį aukštesnių? Kaip jautėsi pasaulinėje scenoje ir kas labiausiai tau įstrigo ten? Nebuvo baisu, todėl kad turėjau tikrai įgūdžių. 10 beveik metų pralankiau grožio mozaikos studiją Panevėžyje. Todėl įdirbis daro savo ir tikrai visus kviečiu apsilankyti šioje studijoje ir tikrai rekomenduoju mažoms mergaitėms pradėti. Kuo anksčiau to bus geriau, nes tikrai grožis yra labai svarbu. Žinoma, ne vien tik tai, bet viena iš gražios merginos kriterijų tai būtų graži eisena, jos prisižiūrėjimas. Sako, nuo mažens reikia pradėti. Na jau kai išauga tokios liepos ar eglės, tai kažkaip ir nebemaža. O kokių dar talentų turi, be to, kad turi gražią eiseną, šypseną ir esi graži? Aš esu pilvo šokėja. Oho!